Mhm. Kaip atsirinkti tai, kas yra svarbiausia visam judėjime, kuris dabar vyksta aplinkui tavo gyvenime? Na gerai, mano gyvenime. Kaip atsirinkti, kas yra svarbiausia, kai visko vyksta per daug ir atrodo viskas yra svarbu? Tikrai, bemokydama ir darydama mokymus laiko planavimo, prioriteto skirstimu, tikrai viskas nėra svarbu, o dar ypatingai skubu. Nes dažniausiai skubu tai būna kažkam kitam, svarbu būna kažkam kitam. O tai tada kaip atsirinkti, kas yra svarbiausia man, jeigu visiems reikia kažko iš manęs? Tai atsigręžti į save ir paklausti, o tai šiuo metu, ateinančią valandą, kas yra man svarbiausia? Koks yra mano poreikis per ateinančią valandą, per ateinančią dieną, rytoj? Ir tai gali padėti išgelbėti toje visoje perspektyvoje, kaip susitvarkyti su visų chaosu. Tik nuo dabarties momento. Taip.